pradėsi? Nu taip. Reikia kažką sakyti. Ai, čia toks podcastas. Tai reikia sakyti labas rytas visiems žiūrovams. Nes Labas tikriausiai visi rytas. žiūri iš ryto mus. Taip, ir mes filmuojam žolinių dieną. Įkelsim tai ne per žolinės, greičiausiai vėliau. Kas tos žolinės, aš nežinau. Aš kaip tik važiuodamas čia galvau paklaust tavęs, kas tos žolinės, ką čia reikia švęst. Aš nežinau. Čia tokia New Age, ten žolės reikia parūkyti tą dieną būtinai. Tikrai kaip? ne. Ne? Čia kažkas tradicinio. Čia galėtų būti lietuviška 420 šventė, nu tipo, mes čia turistų galėtume turėti iš viso pasaulio. Kas tas yra 420? Nu žolė. Lietuvoje nelegali žolė. Nu tai reikia dekriminalizuoti ją. Čia kaip tik Facebook'e man išmetė žmogaus ten pasibėdavojimą, ten tipo su gramu žolės pagavo ir bičias ten pusę metų, tipo probacijai. Ir Tai, turi pas kažkokią bobą prisiduot, kad niekur nevažiuoja. tai gal jis Jam nesakė, apyko, jie norėjo dėt kaip skvarnelį. tai gal jis nesakė, kad jį jau ne pirmą kartą gal pagavo. Ne, bet ten taip ir būna, kiek girdėjau. Arba belia kokią baudą tau įkerta, arba ten probacija, dar ten visokios nesąmonės. Tai kam tu žolę policininkui parodai? Ką? Tai ką reikėjo daryti? Tai gramą tai gali paslėpti, žinai, gali kažkur įsikišti. Nu, Tai gal gaila buvo, daug mokėjo. tai jau geriau mentai parodyti. Tai paimi tą gramą, dievą, žiūrėk, kiek tas gramas. Jeigu tikrai gramas, nu gal jis melavo. Nes tu gramą paimi ir išmeti. Ateina mentas ir tu išmeti. Ir viskas. Toks professional atrodo. Nu aš tai galvoju, jeigu aš būčiau nusikaltėlis kažkoks, kur paslapčia žolę rūkyčiau. Aš nerodysiu ginklo. Aš nieko blogo nedarau. Aš nerodysiu. Ant žemės. Ne. Apsisuka. Ne, policininkė, ne. Kas ne? Nerodys. O, ginklas. Man Deividas sakė, čia viskas paprastai. Mirties bausmė vietoj. Bum. Tai dabar jau tik kaip absurdiškai skamba tavo pasiūlymas. Tiesiog išvėt. Tai tu matai, ateina už 20 metrų. Ką ten numetei? Nieko. Eik pakelk. Ne. Eik pakelk. Mirties bausmė. Nu tai ne taip akivaizdžiai. Taip, va taip, numetu ir taip nematys. Va, Tai kaip palei kojas slaidinį iki žemės. Toks, o man batas atsirišo. a, taip. Aš čia valausiu, kad gražus prieš pareigūnų būčiau. Ne, man tai iš vis, aš labai bijau pareigūnų. Tai man aš toks nenatūraliai jaučiu. Tai ką tu blogo padarei? Nieko, bet tas vis vien Tai jeigu keista. tu nieko blogo nepadarai, tai ko tu... O tau nebūna nejauku, Kaip kai bus, būna reidas, pavyzdžiui, ir ten visus tikrina. ir tu negėriai, pavyzdžiui. Nu. Ir tau baisu vis tiek, kad Nu, man pripūs. buvo, ojei, chemija, ten fizika Ne. susisuko taip, kad vat, rodys kažką. Ne, Ne. pasitikėk. Man tai biškį. būna, nežinau. Aš tai atsimenu, bijodavau, kai turėtų tik tai teisės buvau išsilaikęs. Ir kokius pirmus 2-3 metus tai galvodavau stabdo, nes aš kažką ne taip padariau. Man dėl to, biškai, galvoju. Bet pamiršau gal ir kokią stabdė, taisyklę. nes mane šiaip stabdė beveik nėra. Nu, tipo, Nu, atsimenu, aš kai buvau studentas, mane dažnai stabdydavo ir aš galvodavau, kodėl. nežinau, kažką netaip darai. Kaivai važinėjai. Mhm. Aš galvojau, va šiandien kažkokią padaryti užduotį mums. Galvojau, kad mums reikėtų gal taikyti jaunus žmonės labiau ir truputį jaunatviškesniais būt. Tai jeigu mes viens į kitą kažkaip kreipsimės, nu ne kai improvizuosim, tai aš sakau, šiandien mes kreipimės į viens į kitą žodžių senį. Man atrodo, čia jau nėra jaunatviška. Visi, žinok, jauni žmonės viens kitą senį vadina. Seneliumbai, reikia sakyti. Seneliumbai, senių. Seneliumbizai.
Tai vienu žodžiu, šiandien jeigu mes va čia šnekam, tai turim sakyti ne vardą, ne tu, bet arba senis, seneliūzai. Man aš gal kažkuriame podcast'e pasakojau, kaip mačiau, kaip dvi mergaitės, Sako, seniai. seni viena kitai. Seniai. Seni, karočią, nu. Tai jo, tai mes turim irgi būti jaunatviški, nes dabar artėja rugsėjo 1, Senių šventė. senių šventė bus. Ir aš atsimenu, seniau nemėgdavau rugsėjo 1, bet dabar man patinka. Man irgi dabar patinka, nes aš pusę dienos laisvo gausiu. Yeah. Jo, bet aš turiu galvoje, kad man patinka rugsėjo pradžia, spalis patinka. Kodėl? Nes Kodėl atsiranda seni? daugiau veiklų, sezonas prasideda visas, visi nori improvizuoti, visi nori veikti dalykus. Vasarą visi laukia, neaišku, ką ten veikia, o paskui visi grįžta Išsisklaido visi po didelę Lietuvos Jo. teritoriją, jau nieko nesutiksi. ir paskui jautiesi toksai reikalingas senis, žinai. Toks jautiesi. Ei, seni, tu dar reikalingas esi čia mums. Nu, dar grįžta paskui jau rugsėjai žmonės atgal. Tai va. Ir, kokių tu turi naujų tikslų naujam sezonui? Naujam sezonui Nuo rugsėjo. pas mane seni naujas sezonas bus su 2 vaikais. Tai net nežinau, kaip čia apsisuks gyvenimas. Tai dabar va surinkinėjau lovą iš Ikėjos. Ir kaip sekės? Patriniau mazolius ant delno, va, Mm. skauda. Ir dar reikia patvarkyti. Daug mokėjai ar mažai, nes jeigu tenais mažai moki, tai gaidį gauni. Jeigu daug moki, tai gerą gauni. Sunku pasakyti. Visa lova ten 200. Pam. Nes, karoči, Tai aš čia nėra pasakysiu daug, žiūrovams, nes- aš papasakosiu žiūrovams istoriją dabar. Kodėl Ikėjai nepirkit pigiai, nes gaidį nusipirksit. Nusipirkau spintelę, labai gražios spalvos, gražiai nudažytos, bet ant viršaus buvo, karoči, normalus baldas ant viršaus turi laminatą, žinai? Žinai laminatą. O ten, karoči, popierius ant viršaus. Ten jie kartais deda popierių Ikėjai, jūs Ikėjos visi ten tie velniai. Jeigu jūs dedat popierius, ta prasme, ir aš turėjau vazonus kelis ant tos spintelės, ir kai liejau, vandens pabėgo. Ir tas popierius susipiso, karoči, ant tas spintelės. Ir dabar mano spintelė yra, karoči, plėmas. Jeigu dabar aš norėčiau sutaisyti, tai aš turėčiau baltą laminato gabalą ant viršaus klijuoti. Kas turėjo būti padaryta jau iš anksto, hebra. Juozai, mums reikia mūsų automobilius atpiginti. Nu, Mes nebeuždirbam pakankamai šitam Volkswagenų fabrike. nu. Idėjų. Prasidėjo. Prašom idėjų. Tai... Jūs esate žemiausia grandis, mums reikia kaip atpiginti. tipo... Kinai mus baigia nukonkuruoti, sakyk idėjas, kaip atpiginti. Nežinau! Ką nežinau. Kodėl klausėt manęs, paprasto darbuotojo, kodėl jūs valdžioj nieko nesugalvoja? Gal mes visi čia durni esam? Mes jau galvojom. Ir nieko. O Visvien kur- kinai pigiau padaro. Ką žinau, aš tik tai surinkėjas automobilių. Tai gal žinot, kurio varžtelio nereikia, gal tas varžtelis Ne, bereikalingas. subirėjęs. Gal medžiaga kokia nors Juokauju. per brangi. Jūs juokaujat. Tai jeigu tenais mes lysim, tai mir žmonės su mašina važiuodami. Kameros, nieks dabar šiais laikais nesusidaužo. Įdėsim autopilotą, kad visi laikus sustabdytų ir viską. Negalim, viskas reikia varštelius dėt, laidelius dėt, kaip ir seniau dėdavau. O gal plonesnius laidelius? Ne, sudegs. Kas ten sudegs, nu jūs juokaujat. Ką aš juokauju, ne, tai jūs juokaujat. Gal iš vis padarom vietoj padangą, darom, žinot, burną pripučia man. Ką? Ką, aš juokauju. Burną pripučia. Nu, tą minkštą tokį. Darom. Ne, nedarom. Va tas norimas pigiai padaryti, jisai blogai. Blogai, kai nori pigiai padaryti. Nežinau. Netgi, pavyzdžiui, Jo. kai būna vaisius perki parduotuvėje ir būna akcija, tai būna gaidys tenais. Nu, ta prasme, neskanus ar kažkoks netoks tas vaisius. Jo, Ne, dabar danogės, nusipirkau pagelės. šilauogių. Visos rūgščios, net ir didelės rūgščios. Tai jeigu daro akciją, tai tegul nemeluoja. Akcija su prierašu. Nu, rūkščios. Neskanus. Jo, akcija ir Tuoj supus. Nu, rūkštus. Keisto skonio. Rūkščios braškės. Šalia stovėjo supelyje vaisiai. Nes žinok, jeigu yra akcija, tai yra nebereikalo. Reiškia, neparduoda.
Dabar maksimui 5% akcija, ne maistui. Užsipirkau visko dabar. Pavyzdžiui, Skalbiklio, tualeto valiklio, indaplovės kapsulių. skamba kaip linksmas buvo apsipirkimas labai. Jo, labai. Ingrida rašo, surask man šitą valiklį. Aš toks, žiūriu, nėra. Sakau, nėra. Rašo, yra. Aš toks, Nerandu. Sakau, sakyk kitą. Radau tą kitą, šalia buvo tas, kur prieš tai prašė. Tai tau reikia dažniau į parduotuvę, Kodėl? kad rastum Aš ten prekes. nemėgstu eiti. Šiaip reikia Aš išsirinkti. norėjau pasiaukinti Barborą, galvoju, užsisakinėsiu iš Barboros, bet tiek pat užtrunki. Kol tam apse ten smaigai, ką ten tau atsakyti, paskui turi valandą būtinai būti ten namie, nieko negali išeiti. Bet tau atveža vergas daiktus kažkoks. Toks vergas, dar bent 5 eurus jam sumokėjai papildomai. Kaip? Nu ten dasiskaičiuoja, per mažas tavo kapšelis, tai reikia ten dasidėti prekių. Vis vien dar už pakavimą ten kažkokį. Bet tai jauties gal kietas, kai ateina pas tave žmogus ir sako, ponė, čia jūsų prekės, prašau paim. Ne dėl to užsisako žmonės maistą, pavyzdžiui, kad For ateina moral kažkoks. superiority. Nu, aš galvoju, kad... Seniai, čia jūsų prekės. Nu, aš galvoju, kad žmonės ir dėl to maisto užsisako internetu, kad jiems atneša kažkoksai tai indas ir paduoda. Ir tada jie Indai jaučiasi, Vilniuj nebent aš kažkur. baltasis. Nusipelniau. Net nematau savo maišų. Pakelkit man juos į akių lygį. Oi. Tai sakai, popierinė spintelė pas tave. Nus viršus, šonai gal normalus, neliejau ant šonų, netikrinau, žinai. Nespjaučiau ant durelių, nežinau. Tiesiog, Su laiku. tai va, Su laiku ateis. Seniai. nu, Šiaip tai viską geriausia dėvėtą pirkti. Aš tai labai dabar viską vintage pasitikrinu. tai ir tavo čia rūbai nučiupinėti labai yra. Ne, šitie su akcija. Su akcija. Čia su Kas akcija eis negerai? šortai. Kas eis Čia negerai? su, nežinau, gal iš kažkur. Tai visakai tik nauja. Čia Kas- jau būtų keista dėvėtis. Kodėl? Niekas nežino. Man keista. Asmeniškai būtų. Jo, bet dabar pirkau, pas mane užpilinėjo rūsį karts nuo karto, kai jau palyja labai smarkiai. Ir ten labai drėgna, galvoju, nusipirksiu dehumidifier. Kaip Tai radau iš- lietuviškai? Drėgmės sugėvėja. Nu, tai nebuvo taip sunku pasakyti. Man šiaip keistas pavadinimas iš vis. Anyways, tai už Taip. PM5 nusipirkau tokį, kur pardėjau 100 šiandien mokėtų. Nu tai gero daiktą. Tai pajungiau čia vakar ar užvakar. Ir pasirodo, ateinu kitą dieną iš ryto. Žiūrėjau, nieko nesurinko, galvoju, nu blemba jau prakišo man kokią nors čia neveikiančią. Bet paskui dašuto, kad išjungus šviesą rūsį, atsikerta elektrą iki mano rūsio ir neveikia niekas. Tai dabar palikinėjau elektrą dar. Nu, šviesą, lemputės. Ir tu pajungi kažkokį prietaisą, kuris gali užsidegti tiesiog ar panašiai Užsidegt. savo ausyje. Nu. Taigi Taip. gali bet kas, gali Wi-Fi stotelė tavo užsidegti. Gali tavo pakrovėjas užsidegti, gali tavo elektromobilis užsidegti. Taip, tu ekologiškas žmogau. Tai ką man dabar daryti? Man viską Turi aplink įs- save apsistatyti. Ne, turi ten būt. Miegot rūsį. Nežinau, bet turi ten būt. Saugot rūsį nuo ugnies. Ai, jei degs, tai... Tai nieko visas daug namas. nesudegs. Tai jau taip drėgna, nu, užsigesins. Nebijai, kad šitą įrašą panaudos kaip įrodymą prieš tavo visą tą sudegintą namą. Kad tik turim peržiūrų senį, tai nebijau. Bet gal policija tada pradės Net žiūrėti. spėčiau ištrinti, man atrodo, Policija tą pradės žiūrėti. kompromatą iki to laiko, Mm. jeigu kažkas nutiktų. Mm. Bet rimtai mes galėtume pradėti, pavyzdžiui, derinti nusikaltimus. Sakytum, ei seniai, eisim kioską sekmadienį 4. Tu neprišnekėk dabar bus. Ir tada Bam! policija pradės 4 valandą Norfo kokią nors apipizdintą ir atvaro į YouTube policija. AI duoda praskenuot. Šitie tai kalbėjo.
planavo nusikaltimą. Man šiaip vat, apie tą AI labai įdomu irgi dabar vat, rugsėjas artėja, atrodo darbingas metas, bet tas AI iš tavęs darbą atimt nori. Tai kaip Taip. jau esam arti ar toli to, kad tu netektum darbą? Aš asmeniškai, kaip programuotojas, Taip. nežinau, man dabar toks jausmas, kad dar vadovai ne iki galo supranta, ant kiek mes čia gerai gyvenam. Ką čia reiškia? Nu, aš uždedu jam daryti užduotį, 20-30 minučių ten sukasi Tai jis taip ir aš ilgai tuo metu daro. čilinu. Bet tai jis taip ilgai daro, kas čia negerai? Nu, ten Per 2-3 sukas, minučių, tu žinai, sukas. kompas, ką jis gali padaryti. Jis gali daug padaryti. Nu, dirbtinis intelektas, jisai daug resursų kainuoja, tai ten iškeliauja į debesį ir tam debesį sukasi. Ir kol tau atsiunčia atsakymą, nu tai užtrunka. O negali būti sakymas, neradau, nežinau. Nes AI visada yra užtikrintas savo darbu, jisai yra profesionalus ir jisai visada randa atsakymą. Tai ne. Tai va, tiesiog. Tai jis sukasi į AI-us ir tada ką, tiesiog tau ateina ir tu viskas įdedi tą. Jo, dabar dažnai tiesiog jau būna 9% baigta, šį beitą patikrinį ir padariau viskas. Tai esi dabar prižiūrėtojas į AI. Jo, ir toks, nežinau, kiek dar tai tęsis, bet aš manau, išplauksiu šitą bangą ir jau paskui žiūrėsiu, ką reikės gyvenime. Kol kas neplaukai gal. Tai tau, žinai, kad būtum produktyvesnis, tau reikia daug kompų tada. Čia paleidi AI, čia paleidi AI, čia paleidi. Užtenka, vienam kompę gali paleidinėti. Daug? Nusipratau. Viskas ten jau pagalvota. Tai va. Nusipratau. Tai liūdi vakarais. Aš jaučiu jau esu susitaikymo fazėje, nes prieš tai buvo, kur matai, ant kiek tobulėjau, toks supranti, kai jau tuoj manęs čia neveikės. Bet jau susitaikiau, priėmiau, kol kas dar viskas gerai. O tai nėra, kad tau piktis, pavyzdžiui, man reiktų, pavyzdžiui, vat, aš improvizuoju ir dabar man ateitų, sakytų, žiūrėkit, čia va yra AI, karočią, ir dabar jisai irgi improvizuos ar kažką ir paim ir iš karto su. Tada tave robotų teisės. Šiandien teisim Deividą Borduliną už roboto nužudimą darbo vietoje. Buvo gaidys. Tylos teismo salėje. Mes duosim jums žodį. Ar taip, AI? Taip? Duosim? Neduosim? Kiek duodam baudos? Iki gyvos galvos gerai. Nu, mums dabar reikės perrašyti visus šitos dokumentus, žinokit. Tai užtruksim. Aš esu anti-AI judėjimo lyderis. Esat laisvas iki kitos savaitės. Anti-AI. Jo, bet ten nėra apčiuotama dar, žinai, tas AI. Kaip tu? Nėra prieš ką kovoti. Prieš serverius. Jo, bet į serverį Amerikoje. Važiuoti į Ameriką. Kelionę pasidaryti. Imt serverius, Ir naikinti. nebegrįžti tada daugiau. Padeginėti serverius. Kovo. Išgelbėti žmonės. Ai. Tai kas dabar pas tave aktualaus yra gyvenime? Nu, vat, statom baldus. Rinkomės skalbenkę. Taip patobulėjusios skalbenkės atrodo. Dabar 2 viename yra. Skalbenkė ir džiovyklė viename įsivaizduoji. Turi tokią? Ne. Indaplovės neturiu ir džiovyklės neturiu, nes aš prieš technologijas tikriausiai esu Tai kur tu nusiteikęs. džiovini? Pas tave tikriausiai didelė drėgmė, tau reiks drėgmės surinkėja. Atsidarai langą ir prie lango pastatai, kur saulė Dažniai šviečia. langus. Eik, čia taip senamadiška. O tai O tai ką? rekuperatorius nėra pas tave. Neturiu aš. Aš prieš kondiškės irgi. Rekuperatorius. Dabar kai nėra pagalvoju, kondiškės. aš toksai gal esu rimtai toksai šiuolaikinis antitechnologijų žmogus tikriausiai, jo. Sena mašina. O šaldytuvą turi? Turiu, aišku, čia nėra naujas dalykas.
Tai, nu, daug vardinau, tai gal kažko ir neturi. Tu turi rekuperatorių? Ne, pas mane senos statybos, tai reiktų ten daug Nes jeigu turėtum ateičiau, tada... Birbalaik. Tegul užsikša. Gelbėjau žmonės nuo technologijų. Nakties riteris išeina. Gelbstint eilinės technologijas. Jo. Ai. Tai tu jaučiu elektromobilį nelabai mėgsti. Nu, aš nelabai suprantu, ant kiek jis ekologiškas yra, nes jį pagaminti nėra ekologiška, kiek žinau, ir nėra jisai... Paprastai automobilį irgi nėra ekologiška pagaminti. Jo, bet ir jo krovimas, neaišku, ar iš ekologiškos energijos kartais. Nu dabar Lietuvoje daug pristatė elektrinių saulės. Tik pristatė, kad ten, kai saulė šviečia, tai elektra nieko nekainuoja. Tai net jau per daug jau gal jūs raminkite su ta saulė. Nu ir su jo toli nenuvažiuosi. Su jo toli nenuvažiuosi, ar ne? Ai jau, man atrodo, pakankamai. Ten full charges, ar ne 400 kg, 500. Tai aš pilną baką taip pasipylęs ir panašiai nuvažiuoju. Gal 800 gaunas pas mane. Nu, tipo, tik ilgiau laukti ten reikia, kol tau prisipildo batarkė. Bet, nežinau, man tai didžiausias gal toks, kad nėra didelių mašinų. Man dabar, kaip būsimam 2 vaikų tėvui, reikia didesnės mašinos. Ką? Tai yra tokie tie crossoveriai, kaip ten SUVs, pagrindė, kurie ale didelė mašina, bet bagažinė ten kaip hatchbacko, tik užkelta. Nu tai kaip Ford Galaxy, ne? Koks ten buvo? Nežinau, Fordų labai Nu toksai minivanas, bet ne didžiulis. Nežinau. Vienu žodžiu, didesnės to mašinas, kaip ir tie. Volkswagenais kalbėkim, Toraną turime. Gal. Nu žodžiu, tai va, tai nelabai yra elektrinių. Yra labai mažiukai, arba jau iš vis ten tie mikroautobusai, kur ten daiktam vežiot. O tai negali. Bet su jais tai jau ten maks 100 kg gali nuvažiuoti. Nu tai irgi nepraktiška. Tai nežinau, kažkoks yra vakuumas toje rinkoje. Aš taip sakyčiau. Tai tu nori su elektra važinėti? Nu aš ką žinau, kodėl ne? Nes aš galiu ateiti. Spadys, pozais, pjaustysiu variklį, batarkę išlupsiu. Technologija. Šme. Mažina žmonių santykį ir panašiai. Ką tokį? Santykį žmonių mažina, silpnina. Elektromobilį. Nes šiais laikais visos technologijos atitolina žmonės. Jo, todėl nebėra ryšio, nieks vaikų nedaro. Tai jūs tikrai susimastykite, ar reikia tos indaplovės, ar reikia to rekuperatoriaus. Šiaip kaip tik rodo, kad kai išėjo tai jau modernus smartphone'ai, tai labai sutampa, kai jau labai pradeda kristi gimstamumas pasaulyje. Nu, ne pasaulio, o tuose West šalyse. Taip, nes labai sunku seksą užsimti, kai žiūri telefoną tikriausiai. Žiūri toks. Ai, nenoriu šiandien. Pažiūrėsiu ir tik tokų geriau. Nu, tik taukų paskau. Ir kai tavo rankos ir liečia telefoną, jos neliečia moters. Iš dalies. Nu, nebent 2 rankas turi. Tai visai galim. Nu gal. Visien, telefonai šiaip didėjo, nuo tų mažų pradedant. Taip. Bet vis vien telpa į delną. Dabar net yra tas didelis Galaxy Flip. Matei? Reklamą. Buvau įėjęs į senukuose ten. Galų paimsiu. Parašyta Galaxy Flip. Bandžiau sulenkti, niekur ten nesilankstu, nesupratau. Senė, aš biškiai jau senas. Pasijaučiau senas. Nemokė sulenkti telefoną? Tipo, ką, senė, kas, tipo? Aš nežinau, ne mano galvau, bijojau sulaužyti, bet nesimatė ten. Gal ten šiaip planšetė buvo. Gal jums padėt su to telefonu? Senoli. Ne, atsiprašau, nereikia man, aš čia pats sulenksiu. Gal. Čia biški jūsų nesilanksto telefonai. Mūsų telefonai viskas tvarkoj. Atrodo, senoliai 3-5 metai, jis nemoka telefoną sulenkti, ha? Nu tu parodyk.
Jūs juokaujat. Čia taip va, paprastai. O kaip man dabar atlenkti? Kaip tu man atlenk? Nu ne, aš to, kad tai nepirksiu. Paskui reiks anūkų prašyti. Gal norit pabandyti kažką kitą, pavyzdžiui, rekuperatorių? Ar... Šiaip apie senolius kalbant, kaip tik šiandien buvau Lidle, visai prajuokino. Senukas su tuo vaikų vežimėliu buvo, kur Lidle jau buvo lupilų, ten tas Nu, tiem gal nereikia didelio, sąžininkai pasiėmė mažesnį, ką? Tai aš taip ir pagalvojau, man tas mąstymas toks nesvetimas pasirodė, kur tu ateini, yra keli vežimėliai, tu toks, man didelio nereikia, nu tu pasiimsi tą vaikišką. Ir vaikštai tą vėliavėlę ten. Ir jis linksmas, linksmesnis Ir negu visi randa tave, nes tu su vėliavėlė vaikštai. Tavo žmona tave randa. Ai, taip juokinga pasirodė. Jo. Kas pas tave dabar aktualaus? Ai, kažkaip reikia tavo įsivažiuoti į visokius sezonus, darbus. Tai dar Mugiai jūs- pasiruošti reikia, bus ta kultūros mugė. Tai tu turi visą dieną laisvą, tu gali ruoštis. Taip atrodo, bet aš ne visą dieną paskutinį metu turiu laisvą kažkaip. Vis rečiau ir rečiau. Rečiau. Nu, pradžioje vasaros turėjau gana daug laisvų dienų, dabar kažkaip per savaitę viena, dvi. Net savaitgalius čia įtraukiant. Nu, tai ryte į Vilnių reiks varyti. Šiandien su tavim susitinku. Ir čia jau viskas, ne? Visi planai. Ne, bet... 2 valandos filmavimo. Ai, jau šiandien aš... Padirbau, jau šiandien padirbau. Dirbau jau šiandien. Bet tas yra, kai žmonės pradeda ant savęs dirbti, jie tiesiog pripranta mažiau dirbti ir netgi biški padirbti yra jau daug. Vėliau keltis jau norma. Anksčiau miegot, nu. Bet supranti, tada turėjai sportuoti ar kažkokių hobių rasti, žinai. Ir tada tu apsikrauni savo dieną ir tos kitos veiklas tampa toksai kaip... Tu galėjai tą tai chi skemą į dabar. Apsus pasidaryti savo. Tau nereklamuoja, kur tai chi. Reklamuoja After one visiems. day, you will feel like this. After 2 days, you will feel energized. After a month, you will be unrecognizable. Seniai. Tai aišku, žinau. Ei, vyrutė, matau, tau reikia tai chi. Tai chi? Jo, prie tavęs turiu lankstinuką. Ateik ir sportuok. Tai chi? Tau reikia išmokti, va. Žiūrėk, matai, apsus turiu. O dieve, kaip ryšku ir Kaip ryšku. blizga. Prieš metus aš buvau kaip tu, toksai kūdas ir silpnas, dabar aš sportuoju tai chi. Ir dėl to aš kviečiu tave prisijungti, nes man jūsų gaila visų silpni žmonės. Aš ateisiu, aš sportuosiu. Nu, ir mes kartu judesiukais, užtenka tik 15 minučių per dieną. Tik 15. Ir tapsi toks kaip aš, pažiūrėk. O dieve, aš visiems pranešiu apie tai chi. Taip, būtinai pranešk ir pakviesk, imk lankstinukus savo tėvui, savo žmonai ir imk savo vaikams. O tinka autistiškiam diabetikam. Tinka visiems, mes išvarysim tą diabetą su tai chi. Turi O, vėžį, taip. su tai chi irgi mes nugalėsim kartu vėžį. Tai chi Tai jėga. chi. Tai chi gyvenimas. Taip. Jo. Viską sutvarkom. Tai chi. Tai paspaudėjai ant Ne, reklamos. dar niekada nespaudžiu, bet gal kodėl. Nes iškart skemas atrodo, bet reikėjo biškai padiginti galvoju. Nu, reiktų įeit, paspaust, pasižiūrėti. Ir nugalėtinais Ir išsiaiškinti. ten vietoje yra tas kabliukas. Bet tai tu nežinai apie skemus daug išeina. Kodėl? Nes jisai specialiai ta reklama ant tiek bukai padaryta, kad jinai prafiltruotų lengvatikius. Nukala skemą milijonai žmonių, bet supranti, jeigu kiekvienas iš milijono paspaustų, labai daug darbo yra paskui atrink, kuris protingas, kuris ne. Tai jie kalant milijoną, bet kokias, tarkim, 2 štukės paspaudžia, kurie nėra protingi, nes patikė. Ir tada į juos labai susikoncentruoja, kad juos prigautų. Gal, įdomi šiaip teorija. Nes Tada prafiltruoja. tu visą prašai taip, kad lengvatikis. Jo. Lengvatikis nupirktų. Jo, tai yra su tais skemais, ypač internetiniais, tokia taktika, nes tu
supranti, protingas jisai, nu, tu, pavyzdžiui, paskambinsi su protingu prašnekėsi pusvalandį ir to tai čia vis tiek nenorės. Supranti, tai gaila laiko. Tai tu jau geriau paskambink tiems, kurie tikrai, karočią, norės. Tai va, žmonės, jeigu yra skemas ir jūs esat protingas, tai Bose, nieks nenori to mūsų darnavo čiužinio. Aš niekam neparduodu. tai pasistenk labiau. Aš prakalbu su žmonėm valandą laiko. Ir vien galas sako, ai, nueisiu aš į Ikėją. Ir aš toks, ne. Ir ką tu tada darai? Mane iš vidaus sužlugdot, aš nežinau. Tai tu jiems pažadėk, kad bus akcijos, bus nuolaida, pristatymas nemokamas į namus. Tai kad jūs prisakėt mum nedaryti nuolaidų daugiau, Bet tai nes gal... paskui mes į minusą prekiaujam. Taip, bet gal ir neįmušim nuolaidėlis. Nes mes nedarom kaip Ikėja, ten prostom medžiagom. Mes pačią geriausią memory foam technologiją Bet kas naudojam. trūksta pažadėti akciją, pažadėti nemokamą pristatymą į namus, Pažadėt. pažadėti 6 mėnesių garantiją, pavyzdžiui, bet gali būti jos net nenutiks. Negi taip sunku yra Išplėstinė pasakyti, garantija. žinai, pasakyti daugiau, negu iš tikrųjų galim, pavyzdžiui, pasiūlyti. Kodėlgi taip nepadarius, kad pardavus? Bet čia būtų melavimas. Pavyzdžiui, kodėl, pavyzdžiui, nepasakyti moteriai, kad parduotuviai, kad jūs esat graži labai ir gal norėtumėt pasimatymą, norėtumėt gal nueiti su manim. Bet gal ir tu nenueisi su jai pasimatymą, bet neturės čiužinį. Ką? Jo. Aš manau, pardavėjas, jeigu stengiasi, jis gali parduoti. Taip, pardavimai menas šiaip yra šioks toks. Su garantijom, tai jo dabar jie ten biški raganėja. Kaip tik su skalbenkėm, kaip žiūrėjau. Tai ten, nežinau, ta garantija prasideda nuo pusės metų, ten koks pydisas, kas šiaip jau būna daug. Ir ten vis gali tęst. Taip. Ir ten, nežinau, gali pusę kainos sumokėtos dar skalbenkės ekstra. Bet paskui gal tau nepritaikys garantijos, nes, kad nežinau, nereikėjo dėti vaiko į skalbenkę, ką aš žinau. Man atrodo, kas per šūdas tas daiktas turi būti, kad tau ten po metų suges. Tai šiuolaikinis daiktas čia vadinasi. Bet dar ant to būna daiktų, jau taip parašyta, ten 5 metų garantija. Tai tik ją reikia nusipirkti. Jo. Nu, šiaip- Ne, jau Jau. pati iš savęs. Taip. Tai nežinau, kokias dar ten jie garantijas suteikia. Ir toks atrodo, what the fuck. Grinai bando prigaut, kad tu ten už kažką susimokėtum. Bet būna už orą. daiktai kažkokie loterijai, galbūt tas daiktas, kur specialiai padarytas suges po 5 metų. Kodėl jūs man tokį pardavinėjat? Nes šiais laikais nori, kad tu pirktum daiktus. Tai vis pigiau gausis negu ta garantija jų prakeikta. Nu, pavyzdžiui, aš atsimenu, džinsai būdavo nusipirki ir nešioji 3, 4, 5 metus. Dabar max 2 metai reikia naujų. Kažkaip netaip nešioju. Kas ne taip nešioja? Per daug Normaliai. štint. Tiesiog medžiagų Keliais kokybė yra eina. paprastesnė. Keliais. Ne, jų tiesiog kokybė prastesnė. Tai kas tau jums negerai pasidaro? Pavyzdžiui, nežinau, susitrina siūlės, visaip mašinai sėdi, prasitrina čia, vienuose buvo klynas prasitrynęs, nežinau, kažkaip viskas atrodo drožės. Aš greičiau sugadinu dėmėm. Keliai būna va prasimuša kažkaip, nors ir neropuojant kelių. Tai tu Tai gal per apsipurvini. dideli keliai pas tave. Mano didelės kojas. Tai gal tu ne savo dydžio drabužius pradėjai Nu, nešiot. man įdomu, nes žinai, mano, pavyzdžiui, apačioje yra L dydis, o nuo vidurio M. Kaip tu tai nusprendai? Pagal rūbus. Čia perki L dydį, o čia perki M. Ai, ne taip supratau. Galvoju, kelnes iki čia eina L, M. Ai, ne, čia tai būtų keista. Tai turėčiau Tada- pėtkelnes pirkti L, o kelnes M, tada šortus M. Nešioju pėtkelį. Tai reikėtų tada taip daryti, ką žinau. Aš tai vaikystėje nešiodavau tas kelnes, kur šiltam. Pėtkelį. Ir man būdavo negėda. Man būdavo gėda. Aš visur, Aš slėpdavau. aš drąsiai Aš visiems per kūno rodydavau, man- kultūrą, nežinau, ten kaip slėpdavau, baisiai slėpdavau. nes šaipės iš tavęs. Nu, toks atrodė, jau
jau visi kokio ten 6 klasėje jau biški per. Aš kaip Per studentas net vaikščiodavau, atsimenu. Nes eiktų žiemą senį ir karočią minus 14, minus Studentas. 15 laukia. Kur tu rasdavai studentų laikais? Kas tik yra visokių ir saugusiems yra tos apatinės kelnės. Aš net turiu namuose vienas dabar. Tai Galėsi tau atnešti. jeigu dabar nori. termorūbais vadinasi, tai netai baisu. Tai tas pats termorūbai, kaip irgi, jūs kur dedatės termorūbus, jums turėtų būti gėda rūbinėse. Kaip ir, Ne. kaip ir Liudui būdavo gėda vaikystėje, tas vilnonės tokias kelnes temptis ant savęs. Ne. Man vieną kartą buvo labai negėda, nes mama buvo neišskalbus tų pėtkelnių ir sakė, maukis 2 kelnes. Ir aš toks, čia geriau, čia normaliai jau. Bet tai blema, tu teisybę pasakėjai. Termo yra tiesiog tos pačios suknistos pėtkelnės. Tik nukirpti galai. Ne, tik ne vilnonės. Ir nėra tam skilutės pimpaliukai. Yra. Termo? Nu, O dieve. kaip suprast skilutės. Tai neturi būti jokių skilučių. Atsiprašau, jūs čia apžiūrinėjat termo žiūrių rūbus? Jo, kažkaip keliausim čia į Islandiją, pahaikint. Atrodo šiaip normalus, jums biški negėda. Kokių man gėda turėtų būti? Nes jūs pas mus čia Aš esu parduotuvėje liberalių pažiūrų, aš ateina LGBT buvau parade. suaugęs vyras ir žiūri apatinių kelnių. Taip. Tai kažkaip turėtų gal būti gėda gal. Kažkas vargšelis šala žiemą tiesiog. Taip šalta, todėl ir noriu, kad nešalta. Tai aš galvoju, gal tas vargšelis tiesiog galėtų, nežinau, pavyzdžiui, pavalgyti lašekų užsidėti ar pasportuoti. Jūs už abortus ar prieš? Ką? Paprastas klausimas. Už ar prieš? Taip, už abortus, už ar prieš? Dalinai. 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 Jūs bandėt dalinai abortuoti žmogų. O jūs bandėt dalinai kelnes užsimauti savo tas vaikiškas, tas, kur berniukai dedasi 7 klasė ir žiūri jūs Nebandžiau. Jo? Nebandžiau. užsidėsiu termo ir aš dabar būsiu vyriukas, aš taip oi. Tai kaip čia dalinai už abortus? Nes reikia, tarpsme, kažkokią tvarką turbūt, kad bet kas negali darytis, bet kažkas, ką labai Jūs reikia. neturit nuomonės, taip Aš panašu. turiu dalinai. O moteris turi tiek pat uždirbti kiek vyrai ar mažiau? Tai jeigu tą patį darbą dirba, taip. Mažiau turi uždirbti. Jeigu tą patį darbą vienodai dirba, vienodai turi uždirbti. Bet nekeiskim temos, čia jūs vargšelė atėjote į parduotuvę su savo Aš mažiuku. bandau jūsų white privilege įvertinti. Jūs čia iš vis nenorit kancelintas būt kartais. Ką? Jum tie mūsų berniukai, juodaodžiukai, kliūva ar nekliūva? Jūs kažkaip labai pradėt moteriškai šnekėti čia dabar. Kažkas čia yra mergaitė ir nori tiesiog apatinių pėtkelnaičių. Aš atėjau gaut paslaugą, o ne moralizuot čia man. Tai jūs ir pirkit, aš stovės ir pasijoks iš jūsų tiesiog. Tau vis dar reikia apatinių kelių. Šiaip dabar termo užsidenu kartais. Jeigu sautiku varau, pavyzdžiui, sugalvoju sautiku varyt, tai reikia, jeigu žiemą šalta. Čia buvo minus, eiktis, seniai, čia buvo, taigi minus 2,8 buvo šią žiemą, tu blema. Nu tik. Nu, tai tau pautai nukris, jeigu tu be termo būsi. Eikt. Taigi šalta. Pas mane striukė žeminė yra biški ilgesnė. Sako, tas, Tokia, kur su kur- mašina važiuoja. Nu. Aš sautiku variau tą dieną, nes mano mašina neužsikūrė. Kažkada ir mano neužsikūrė. Bet kažkaip nukrypom nuo temos. Mes šnekėjome apie rugsėjo 1, apie pradžią, bet gal ir nenukrypom, nes vis tiek apie jaunimą, apie tas apatinės kelnes šnekam, žinai. Jo. Kažkas galėtų jas tiesiog kietai pareklamuot. Koks kietas, ateitų Savickas Jo. toksai, aš deduosi vilnonės apatinės kelnes, kad Bet- nesušalčiau žiemą. Bet panašiai ir būna, ne? Nes čia dabar tie termo tokie biški yra iš sportininkų. Nes sportininkai kaip ir yra kieta, bet jie visokius ten aptemtus nešioja. Man toks, bet kažkaip ateina į žmonės ta mada Taip. iš sportininkų. Aš taip galvoju. Aš esu sportininkas ir aš naudoju baltymų čiulpinukus. Nu, baltymų čiulpinukai kiekvienam vyrui. Čia iš ko ją pagaminti?
Iš baltymų, iš karvės taukų ir saldumynų. Gal ir nori tu, jaunuoli? Aišku, kad noriu. Jum. Bet A čia- nes aš esu būsiu sportininkas kaip bet aš. čia normaliai, kad nulaižyta. Kaip Normaliai. normaliai laižyk ir Čia tu. jūsų mikrobiomas ant šito. Viskas tvarkoja. Tai aš būsiu sportininkas kaip jūs. Ir turim kaip tik mes sportininkų, Išmatu. ne žaisliukas, Ai, sportininko žaisliukas. aš galvau mikrobiomo persodinimas čia. Ne, Nes čia yra- atrodo kaip išmatas. Čia yra organiškas žaislas, O, ką kurį čia? gali glamžyti ir maigyti. Ir tau jo reikia. Oho. Jūs čia man nemokamai dalinat? Ne, mokamai. Čia yra tik ta pasitestavimai. A, Čiulpnukas nemokam. Šitą turi mokėti. Tik tai 35,99 €. galima išsimokėtinai. Tai pinigų net. Nepastebėjai, kad dabar būna prekė šiam eurų ir jau lizingą tavo reklamuoja. Nu, aš tai nežinau, man tai toksai. Aš suprantu, gal tu, kai nori daug prekių nusipirkti, logiška. Jo, bet buvau baldų turgui ir toks girdėjau ten vieną ausim. Ten lova kokie 700. Jo, tai grinais. Kokie dar lizing. Nu, po. Aš norėjau tos degtinės išsimokėtinai čia. Ir dar gal cigarų gali biškį duoti išsimokėtinai. Aš dabar pinigų neturiu, bet kaip žinai, Dokumentą. visą laiką galiu gražinti. Tuoj, va. Tinka žmonos. Nutinka, nes dokumentas. Gerai. Dokumentas parašą mokėsit Kas? padėti. Jo. Jau įsivesim į mafijos išmušinėjimo skolų sistemą. Ir kiek čia reikia gražinti? Trigubai. Ką? Ne, bet per kiek? Ai, per 20 metų. Ai, tai gerai. Tai dar paimsi ir to viskio. Viską. Ne. Gerai. Jūsų žmonos kredito istorija biški prastoka, nu tai Tai jinai nedirba. papildomai Tai jinai kainuos. nedirba. Papildomai kainuos. Nedirba. Dar gal ir pieno. Pieno. Jo, irgi maišelį. Nu čia jau į kitą sistemą gausiu įvedinėti, tikrai norit. Tikrai reikia pieno. Nes čia mafija neprasideda su pienu. Nežinau, pachmėlai gerai pieno. Nu gerai, įvedam į normalių žmonių kredito sistemą. Ant žmonos. Yeah. Gerai. Kiek metų norit išsimokėti? 20. Pienui tik 10 duoda, žinokit. Tai 10. Kiek ilgai negalioja. Tai 10. Mm. O čipsai? Prie ko? Irgi prie pieno. Ai, atsiprašau, iš tikrųjų tai ne. Sumaišiau į šitą pačią sistemą. Čipsai dar. Viskas būtų. Tai Antoška girdėjau, tenais kažkaip lietai aptarnavo klientus apačioje. Aš nesuprantu, įdėgiam naują sistemą paskolų ir tu kažkaip Aš skundžiasi su 5 kasos aparatais dirbu. Bet kame yra problema? Nes jie nori iš skirtingų kategorijų prekių. O tai ką? Kodėl mes negalėjom vieno? Tai gal tu negali spaudinėti čia mygtukus, spaudinėti čia. Aš nespėjau, aš netoks O greitas. tai gal gali greičiau tiesiog skambėti? Nu, galiu bandyti. O, nu, tai pabandyk. Galiu Nes bandyti. ateina skundai ir aš nežinau. Skundai, iš Nu. kas pasiskundė? Nes technologijų daugėja, tai turėtų darbas greitėti, ar ne? Eisiu aš jį papjaut. Ką tu? Niekad nepjaus. Tas, kas skundės. Visi skundžias. Tai visur neišpjaus. Visi. Aš tau sakiau, Aš šiem tokiom gerom sąlygom duodu kreditus. Ne. Ir jie man čia skundžias. nu, nes tu lietai dirbi. Tu turi tiesiog greičiau dirbti, aš nežinau. O Dieve. Aš kaip pažiūriu per langą, tu ten vis nespėjai. Visi eilė žmonių. Aš nesuprantu, tu pasunku paimti, kad eilės nebūtų. 5 aparatai, sakau. O tai tu padarai ant vieno aparato greitai, Gerai. ant antro Aš, aparato aš greitai, pasistengsiu. ant trečio. Pasistengsiu. Gal išmok netgi abiem rankom dirbti, pavyzdžiui. Negali vienu metu pem pas aparatą. Aš, pavyzdžiui, galiu žaisti CS su 2 rankom. Aš nežinau, kaip tu negali paspūnėti 2 aparatų. 5. Negi man, 5 viršininkui, kuris sėdi prie kompiuterio ir atlieka didįjį darbą, dabar reikės eiti į apačią ir papasakoti tau, kaip dirbti su nauja Nu technika. gerai, atsiprašau, kad draskiau akis. Aš savo susitvarkysiu. brangų laiką Aš gaištu susitvarkysiu. tau aiškindamas. Aš savo brangų laiką galėčiau sėdėti ant prie kompiuterio ir daryti, nežinau, bendrauti su žmonėm, pavyzdžiui. Taip galėtumėt. Taip. Atsiprašau, kad sutrukdžiau. Ką sakom, kai atsiprašom? Atsiprašau. Dar yra žodis. Labai atsiprašau. Ne tas žodis. Nežinau. Daugiau žodžių. Tai jums fantazija.
Atsiprašau, daugiau šiukšlę nebūsiu. Būčiau geras darbdavys, karočiui. Samdykit mane, jeigu reikia viršininko. Daugiau šiukšlių nebus. Jo. Stipru. Stipru. Jo. Nebuvau, man atrodo, darbdavys gyvenime. Tai jeigu kažkam reikia viršininko, galiu per dieną 2 valandas pabūti viršininku. Tai tu, jo, čia gali ieškot būtent vadovo pareigų iš kažko. Dar apie jaunimą kalbant. Seniai. Taip, seniai. Man... Apie mus kalbant, seniai. Man mind blown buvo. Nauji šautuvai vandens. Su elektra. Skamba pavojingai. Įsikiši rozetę ir šalai iš vandens. Ta prasme, pasikrauna ten batarkę, prisisiurbia ir spauda ir toks, kaip sakyti, nes orų šaudo, kaip ne pompos metodu, bet tiesiog žiauriai kietai atrodė. Eina savo. Toks pamačiau ir bet supranti, jeigu tu išeitum į mane, ant manęs į karą vandens ir tau batarkę nusėstų, tai aš tau suėsčiau su tuo oriniu. Taip, bet tokia technologijų kaina. Ta prasme, jo, gaila nebedarom impro vandens mūšių, nes šalta. Bet tikrai įsigyčiau ir ateičiau parodyt, kokia ateitis mūsų laukia šviesi. Aš tokį, žinau, gerą radau, nežinau, aš jo nepirkau, o gal ir pirkau, neatsimenu, aš daug ginklų pirkau, bet yra toks geras kaip pistoletas, tik tai labai lengva vandens prispilt, tu patrauki lyg apkabą, žinai, tą. Ir viskas? Patrauki, pripili vandens, užtaisai ir viskas. Per sekundę pripili visą tą vos ne ginklą ir neišbėga vanduo. O nenorim suorganizuoti vieną didelį vandens mūšį? Tai galim organizuoti, tik kas ateis. Žmonės. Jo, bet tai tipo Kauno vandens mūšį. Jo. Bet tai turi galvoti. Kauno vandenis galėtum būti mūsų rėmėjai. Kauno. Nu. Nemokamai vandenį tiekia varžybom. Jo, atvarytų kokią nors ten gaisrinės mašiną, iš to hidranto atsukam mum ir prisipilom. Tai tipo, vietoj tankų gaisrinės būtų. Nu. Ir paskui gaisrinė dar visus biškį nuplauna. Ne, šiaip žmonės labai nuvertina, fainai tas yra vandens mūšis, tik reikia pasigalvoti kažkokių taisyklių. Jo, šiaip žiūrėjau. Ir yra kombinacijų, pavyzdžiui, man patinka mažas šautuvas ir skėtis. Žinai, tu gali turėti didžiulį šautuvą, 2 mažiukus, gali turėti mažiuką šautuvą ir skėtį, tu toksai esi pasirinkimo. Tai tu už paladiną žaidži. Tu gali turėti, pavyzdžiui, maišiuką per petį ir iš vandens tų maišelių mėtyti, žinai, toksai grinai, kaip RPG koksai pasidaro. Tu gali spjaudytis. Viskas galima. Kietai. Kalbant apie renginius, tai mes turėsim renginį su profesionaliu autostopininku Robertu. Tai jau laukia rugpjūčio 27 dieną. Čia bus gyvai, galėsite ateiti šitose patalpose. Išmoksi tranzuoti. Taip. Jei galvojat, kad moka tranzuot, tai jūs tikrai nemokat tranzuot. Nebent ten belė kiek irgi tranzuojat, bet greičiausiai nemokat. Jo, nebent esi rimtas labai. Nu, organizacijai kaip priklausai tranzuotui, pavyzdžiui. Nes jeigu tu tiesiog esi tas, kur taip daro, su užrašu, tai tau yra dar ko išmokti. Tikrai. Ir šiaip bus labai įdomių istorijų. Tai atvykit. Gal net saldainių bus? Net saldainių. Paruošim bent vieną saldainį. Tai dabar tikriausiai reikia mums pabaigai vėl kažką protingo pasakyti, nes žmonės žiūrėjo. Kam protingai? Protinga nebeįdomu, žinau. Turi būti kažkas Matai dabar, pabaigoj. kas vyksta Britanijos rinkimuose? Yra bičias su šiukšlinė ant galvos ir renka balsus žmogus. Jisai yra tas toks klaunas, kuris sako visiems į akis tą, ką visi galvoja. Ne, bet aš manau, žmonės, jeigu jie, supranti, tu iki pabaigos pažiūri dėl kažko.
Tai mums reikia kažką pabaigoje pasakyti labai kieto žmonėm. Aš galvoju, iš vis mums reikia keisti pavadinimą. 3, tai mes net nebe 3. Protingi, kam rūpi, irgi kažkoks vyrai lieka. Nes kiti labai kuklus ir jie gal nesako, kad jie protingi. Vyrai tiesiog. Vyrai? Jo, tiek beliek. Ir šiaip vieno žodžio pavadinimai yra patys populiariausi. Kiek žinai didelių įmonių, kurios iš kelių žodžių pavadinimų? Kas? Hyper Maxima? Maxima yra tiesiog. Įmonė Maxima. Google, Alphabet. Thomas Phillips? Tai čia Urmo bazė? vardai. Urmo bazė? Jau jie persivadino į Urmas. Jau jie net nevadina bazę, nes Šilainių turgus? jie suprato, kad blogai buvo. Antroji ligoninė? Tiesiog dėl patogumo sunumeruot. Ir šiaip vardinį labai mid lygio. Nu, supratau, aš tiesiog galvojau, mes kažką protingo pasakysim, bet tu matau nori išsisukti, nes tikriausiai nieko nesugalvoji. Ne, aš galvoju tiesiog, jau reik baigti su tuo protingumu. Ne, reikia žmonėms patarimų. Jie visą laiką mėgsta patarimus. Jie Nes dažnai... Žmonės mėgsta pasijuokti. Jo, bet žmonės mėgsta ir gerą patarimą. Jie kartais jo nepriima, aš sutinku. Bet žinai, pavyzdžiui, man negaila duoti patarimo, o gal jiems ir tiks. Nu tai koks tavo patarimas? Tai aš sakau, jeigu jūs norite visokio sekso, pramogų, tą technologiją visą... Va, paėmė... Rekuperat, pavyzdžiui, kaimynai, žiūri teliką, nubėgia atjungia elektrą. Ir kaimynai turės turbūt vaikų daugiau. Galbūt. Padėkit žmonėm, naikinkit technologijas visur, visada ir visai. Atsisakom technologijų, sakai. Nu, AI atima darbus. Technologija mažina vaikus. Kas iš jos gero, aš nežinau. Niekas nežino. Mano patarimas, nežinau, aš tiesiog patarsiu. Rinkitės atsakingai iš Ikėjos. Iš Ikėjos reikia labai atsakingai. Jeigu ką, galite visą laiką spjauti ant baldą ir pažiūrėti, ar ne iš popieriaus. Patrindą reikia biškai. Ir čiūžinį, kai perkat, tai didesnis, geresnis. Dabar man nusipirkom tą lovą. Galvom, kad bus biškai per didelis tą, kur Ikėja rekomendavo, iš Isko pasiėmėm kitą. Bet jis taip susispaudžia, kad tu tiek susispaudė, kad dar kerties į lovos rėmą. Nu ir apsišojam. Tai vat, kiekvieną sprendimą labai apgalvokit savo gyvenime. Tai ką, viso gero? Viso gero, iki rugpjūčio 27 dienos, 17 val. Impro Kaunas patalpose. Grand show.